Man tai ganėtinai keistai atrodo, kai gruodžio 18 dieną filmuojant šį video trendinanti paieška YouTube'e yra kaip sutaupyti pinigų kalėdom. Bet galbūt ir jūs važiuosite dovanų pirkti sekmadienį, kai išeis šis video, per kūčias. O kaip būtų galima pasiruošti bet kokį šventį, kad ji neateitų netikėtai? Spaudžiam patiktuką ir važiuojam į apžvalgą. Tai pradėkime nuo to, kodėl yra verta galvoti apie pasiruošimą bet kokį šventį. Kiekvienais metais Lietuvos bankas rengia namų ūkių apklausą apie finansus. Ir pasižiūrėkim, kokie yra rezultatai, kalbant apie taupymą. Tai paimkime paskutinių 5 metų rezultatus ir statistika rodo, kad vidutiniškai 6 iš 10 geba taupyti. Tačiau jeigu žiūrėsime paskutiniuosius metus, šis grafikas simbolizuoja, kiek skirtingo amžiaus žmonių geba sutaupyti ir kokią sumą. Taigi, jeigu atkreipsime dėmesį, raudona spalva simbolizuoja sutaupimą sumą iki 30 eurų, geltona spalva simbolizuoja sutaupimą iki 150 eurų. Taigi, realiai didžioji dalis žmonių sutaupo iki 150 eurų per mėnesį. Savo ruožtu paleidau kelias apklausas tarp savo sekėjų, kad išsiaiškinčiau, kokia yra bendra situacija. Imtis, aišku, nebus tokia reprezentatyvi, tačiau tai padės susidaryti bendrą vaizdą. Taigi pirmiausia, aš klausiau, kiek buvo išleista kalėdinėms dovanom. Tai didžiausia dalis žmonių išleido tarp 100 ir 300 eurų. Keli atsakymai iš tikrųjų mane labai nustebino, buvo ir žmogus, kuris nieko neišleido dovanoms, ir priešingai buvo žmogus, kuris išleido dovanoms netgi 1000 eurų. Aišku, mama dar parašė, kad nieko neskaičiuoja, tai pirmadienį žiūrėsim, kokį ten naują automobilį nupirko. Toliau man buvo įdomu sužinoti, ar šios išlaidos, kurios buvo skirtos dovanoms, buvo planuotos. Tai Facebook platformoje atsakymai pasiskirstė tolygiai, tačiau vis tiek į didžiąją pusę, kad išlaidos nebuvo planuotos. O Instagrame didžioji dalis žmonių neplanavo. Dabar žiūrint Lietuvos banko statistiką, ilgalaikiams tikslams taupo kiek mažiau nei kas antras, o žiūrint smulkiuosius pirkinius, tai taupo žymiai mažiau nei kas antras. Tai dabar jeigu paimsime taip, kad mes per mėnesį sutaupome 30 eurų, per metus sutaupysime 360 eurų. Ir jeigu mes dovanoms išleidžiame iki 300 eurų arba 300 eurų, tai ši suma sudaro vos ne visas mūsų santaupas per metus. Jeigu ir paimtumėm taip, kad mums pavyksta sutaupyti 150 eurų per mėnesį, kas gaunasi netoli 2000 eurų per metus, tai išleidžiant 300 eurų, tai gaunasi daugiau nei 5/5 nuo mūsų sutaupytų pajamų. Taigi, jeigu išlaidos yra planuojamos, tuomet nėra patiriamas finansinis stresas ir pats dovanų pirkimas tampa malonesnis. Tuo labiau nereikia imti iš mūsų ateities sąskaitos, ar tuo labiau iš kur nors skolintis. Ir man čia buvo įdomu, o kokia yra to neplanavimo priežastis. Ir atsakymai iš tikrųjų mane privertė pažvelgti plačiau. Tai ką rodo rezultatai, kad didžiai daliai žmonių kilo problemų su baziniu poreikiu patenkinimu. Vertinant realiai šios metus, tai buvo daug įvykių, kurie galėjo prisidėti prie šios priežasties. Tai realiai kilo tarpbankinės palūkanų normos ir bet kuris žmogus, kuris turi paskolą, tai jo įmokos paskolai išaugo. Realiai infliacija buvo Lietuvoje tokia, kad jos nematėm per paskutinius 20 metų. O ir maisto kainos šiandien pasižiūrint parduotuvėje, tai ne ką skiriasi nuo Skandinavijos kainų. Tai visi šitie dalykai tiesiog išsiurbia pinigus iš kiekvieno iš mūsų ir kitiems dalykams net nebelieka. Ir jeigu prie viso to dar pridėtumėm nenumatytas išlaidas, tai iš esmės sutaupyti gaunasi misija neįmanoma. Smagu tai, kad niekas nepažymėjo, jog pajamos sumažėjo, tai reiškia, kad jos paaugo arba bent jau liko tokiame pačiame taške. Dėl pajamų tai čia atkreipčiau šiek tiek dėmesį. Jeigu jos nekilo, o augo visų produktų ir paslaugų kainos, tai reiškia, kad reikėjo kažko tai atsisakyti ir kažko leisti savo mažiau. Taigi reiškia, reikėjo keisti savo vartojimo įpročius. Jeigu kas nors bandėt pakeisti kokį nors savo įprotį, tai žinot tikrai, kiek laiko reikia, kad to įpročio atsisakytumėm arba jį pakeistumėm kitu. Ypatingai dėmesį atkreipčiau, jeigu pajamos augo. Čia labai dinga pasakymas, kad prie gero yra greit priprantama. Ir čia gaunasi toks paradoksas. Kai reikia kažko atsisakyti, tai yra labai sunku. Tačiau, kai gaunam didesnį atlyginimą, tada mes jaučiame, kad galime savo daugiau leisti. Tuomet parduotuvėje žiūrim į brangesnius dalykus, įsigijame tuos daiktus, kurių mums nebūtinai reikia, vietoj to, kad galvotumėm, kaip sutaupyti nuo padidėjusių pajamų arba kaip tą prieaugį investuoti.
Tai kaip turėti tokią sistemą, kuri leistų planuoti savo išlaidas ir pasiruošti bet kokiai šventei? Kaip susiplanuoti savo išlaidas ir neleisti daugiau nei savo galime? Tai čia pasidalinsiu vienu konkrečiu įrankiu, kurį naudoju pats ir prieš pasidalindamas noriu pažymėti. Būkime kūrybiški. Dažnai pastebiu, kad kažkokios sistemos naudojimas žmonės įstato į rėmus. Sistema turėtų tarnauti žmogui, o ne žmogus sistemai. Tai kaip ta sistema atrodo? Tai ši sistema atrodo taip, Excelio failas, kuriame turime keletą grafų, tai kiekvieną iš jų praeisiu ir trumpai pakomentuosiu. Taigi pirmiausia, tam, kad mes pasiektumėm gerą rezultatą, turime įsivertinti, kokioje situacijoje esame šiandien. Ir čia visada žmonėms rekomenduoju pasidaryti bent jau 5 mėnesių reviziją, išsitraukti iš savo bankinius išrašus ir pasižiūrėti, kur buvo išleisti pinigai. Ir čia iš karto paminėsiu, kad vien šita vieta kartais žmonėms padeda sutaupyti nuo keliasdešimties iki kartais 100 ir daugiau eurų per mėnesį, kai pasižiūrim, kad dalis išlaidų buvo nereikšmingos arba jų buvo per daug ir buvo išleista ne ten, kur norėtųsi. Taigi čia paėmiau tokį scenarijų, kad šeima, kuri uždirba 3000 eurų, skirsto pajamas pagal 6 sąskaitų sistemą ir tai jiems pavyksta idealiai. Kaip ir minėjau, būkim kūrybiškai, šioje vietoje lentelės galima redaguoti ir jeigu yra kažkokių papildomų sąskaitų, išlaidų, tikslų, tai visą tą lentelę galima tiesiog persirašyti taip, kaip yra patogu jums. Ir šioje vietoje, kalbant apie dovanas, tai tiesiog galime matyti, kad vien atsidedant 5 procentus nuo savo pajamų, ką galite matyti čia, kad 5 procentai buvo atsidedami kiekvieną mėnesį, kas sudaro 20% pajamų. Ir per visus metus sutaupyta suma dovanoms šventėms bus 750 eurų. Na ir tuomet pereinam prie norimos situacijos. Paimkime pavyzdį, kad šeima nori įsikelti tikslą ir padidinti pajamas iki 3500 eurų. Turint tikslą ir žinant, koks yra konkretus tikslas, bus lengviau jį pasiekti. Ir paimkime taip, kad šeima išlaikys 10 procentų atidedamą sumą šioms pirmoms 4 sąskaitoms, tačiau nori šiek tiek padidinti atidedamą sumą dovanoms. Taigi čia įsikėlus tikslus mes matysime, kur turime tobulėti ir ko turime siekti. Na ir tuomet visus žingsnius darome pamėnesiui. Paimkime, kad šeimoje yra lygybė ir abu uždirba po 1500 eurų. Ir galite matyti, kad pats įrankis padeda vesti visą biudžetą, bet šiandien orientuokimės būtent į dovanas, į šventes. Paimkime dovanų skiltį ir paimkime hipotetinę situaciją, kad mes turime keletą draugų ir dovanojame jiems nebrangias dovanas, todėl nusprendžiame skirti tik tai 1 procentą nuo savo pajamų, atsidėti būtent toms dovanoms. Taigi reiškia, kad kas mėnesį į atskirą sąskaitą mes atsidedame po 30 eurų. Ir paimkim vėlgi kitą hipotetinį scenarijų, kad Kalėdos yra labai svarbi šventė, būtent jūsų šeimoje. Ir čia mes skiriame 4 procentus nuo pajamų, kas yra 120 eurų per mėnesį. Ir tai mes darome kiekvieną mėnesį, tai galite matyti kaip ir sumos keičiasi būtent šitose skiltyse, bet iš esmės pati bendra tendencija sistemiškai skirstoma yra taip pat kiekvieną mėnesį. Ir taip darome visus ištisus metus, nepamirštame savo tikslo, kuris yra pasididinti pajamas 500 eurų ir paimkime, kad tai mums pavyksta padaryti lapkričio mėnesį ir šitoje vietoje abudu pajamas uždirba 250 eurų didesnės. Tai šitoje vietoje kas gaunasi, kad ir atsidedama suma tiek dovanoms jinai paauga per 5 eurus, tiek kalėdinėms dovanoms jinai paauga dar per 20 eurų. Ir ką tada turime? Žiūrime metinę suvestinę ir šioje vietoje prie kalėdinių dovanų, būtent šitą akcentą ir dedu, mes metinių išlaidų skiltyje neturime jokių išlaidų, kadangi mes nepirkome, tarkim, visus metus tų dovanų ir nusprendėm, kad taupysim visus metus ir nusipirksim prieš pat Kalėdas.
nors nerekomenduotina būtų taip daryti. Bet paimkime tokį scenarijų, taigi vien darant šitą vieną veiksmą kiekvieną mėnesį ir vedant biudžetą, mes sutaupome 1480 eurų vien kalėdinėms dovanoms. Pabrėšiu, kad tai darant kas mėnesį mes šitą sumą sutaupysime per visus metus ir atėjus tam kalėdiniam laikotarpiai mums nereikės ieškoti iš kur paimti papildomų pajamų, kad galėtumėme tas kalėdinės dovanas nupirkti. Tai gulės mūsų sąskaitoje. Taigi tiems, kas pasižiūrėjo video iki čia, nuorodą iš kur parsisiųsti video palieku video aprašyme, parsisiųskit, naudokitės. Na ir reziumuojant šį video, viskam reikia ruoštis. Pinigų valdymas ir finansų planavimas nėra išimtis. Kai mes norime nubėgti maratoną, mes treniruojamės, bėgam kažkokias distancijas tam, kad galėtumėme įveikti patį maratoną. Kai mes norime įgyti kažkokį tai įprotį, mes turim formuotis įgūdį. Kiekvieną mėnesį formuojant savo finansus ir juos planuojant, mes susiformuosime tą įgūdį ir ateityje bus finansus valdyti žymiai lengviau. Įsidiegus sistemą į savo finansų planavimą, mums tampa lengviau tiek psichologiškai, tiek ir finansiškai. Pakomentuokit po šio video, kaip jūs sekate savo finansus, ar jūs planuojate juos, ar nesusidurite su problemomis, kada reikia pirkti dovanas. Jeigu žiūrint šį video kilo kažkokių klausimų, komentarų ar pastebėjimų, tai drąsiai pasidalinkit. O dabar ačiū, kad žiūrėjot, gražių švenčių ir pasimatysim kitais metais.